Sveiki visi. Džiaugiuosi, kad skiriate laiko duomenų analitikai. Šiandien pristatysime naują mūsų sukurtą darbo užmokesčio metodiką, būtent darbo užmokesčio reitingus. Tai kol dar dalyviai renkasi, keletas sakinių apie mus. Tai šiandien nagrinėsime prekybos sektoriaus darbo užmokesčio reitingą. Rytoj turėsime webinarą, kuriame gamybos įmonių darbo užmokesčio reitingą nagrinėsime. Ir trumpai apie mus. Tai esame Klik autorizuoti partneriai Lietuvoje. Daugiausiai diegiame verslo analitikos sistemas pardavimam, HR atsargom valdyti, bet šiandien labiausiai skirsime dėmesį būtent atviriem duomenim ir kaip atrodo jūsų įmonės konkurencingumas ir jūsų konkurentų konkurencingumas. Ir nieko nelaukiant, keliaujame į demo su atvirais duomenimis. Tai kas dar esat neparsisiuntę BI Free Salary, tai galit skanuoti šį kodą ir jau lygiai greičiai su mumis naujausius duomenis analizuoti BI Free Salary. O aš keliauju į Salary Pro mūsų aplikaciją ir startuosime būtent su prekybos sektoriaus duomenimis, ką mes sukūrėme naujo ir pasidalinsime su jumis. Ir dar prieš pradedant mūsų webinarą, trumpai noriu akcentuoti, kad webinaro esmė, kad jūs užduotumėt klausimus, aš trumpai pristatysiu keletą įžvalgų, parodysiu, kaip veikia, kaip suskaičiuotas, kokia metodika yra panaudota, sukuriant būtent darbo užmokesčio reitingus. Tačiau jau nuo dabar galite čato skiltyje rašyti klausimus, jeigu domina konkrečios įmonės ar konkretūs sektoriai iš prekybos būtent sektoriaus, tai drąsiai klauskit. Gitautė įgarsins man jūsų klausimus ir aš tada galėsiu pažiūrėti iš duomenų, kaipgi atrodo jūsų konkurentai arba jūsų pasirinkta įmonė. Taigi, startuojam su reitingo metodika. Tai pirmiausia yra reitingas atsako į vieną paprastą klausimą. Jeigu, kaip pavyzdį, paimkim 75 kvantilę. Prekybos sektorija šiuo atveju yra, aš gal paimsiu pradžiai visas įmonės, tai turime šiuo metu duomenų už 1207 įmonės, tai reiškia, kad 25 metais 75 kvantilį turėjo prekybos sektoriai tiek įmonių ir tiek buvo paskelbta, nors vieną mėnesį įmonė turėjo 20 darbuotojų ir daugiau ir Sodra buvo paskelbus duomenys. Tai reiškia, kad pagal darbo užmokesčio 75 kvantilio dydį, kuris yra suagreguotas metinė prasme ir išvestas vidurkis, yra išreitinguojama nuo aukščiausio reitingo iki žemiausio reitingo. Ir labiausiai norėčiau jūsų dėmesį, kad dažnai įmonės sako, mes mokėjom daugiau, bet klausimas, kaip pasikeitė jūsų reitingas. Tai jeigu mes norim palyginti, kaip pavyzdžiui, kas daugiausiai pakilo reitingę, tai Fazer Lietuva šiuo atveju 464 reitingo taškai pakilo iš 24 metų į 25. Tai 611 vietą užėmė bendrai iš 1200 įmonių 24, dabar užima 107 vietą ir reitingas pakilo būtent tokiu dydžiu. Tai reitingo pokytis rodo įmonės konkurencingumo gerėjimą. O pats reitingas atsako į klausimą, tai kaip aukštai aš esu visų įmonių atžvilgių. Ir mes kaip pavyzdį turime, kad Straumann Lietuva, pavyzdžiui, šiuo metu jau užima antrą vietą iš 1200 įmonių su 10 479 eurų 75 kvantilių ir reitingo pokytis 3 balai, tai reiškia, kad reitingas buvo prieš metus 5 vietoj, pakilo 3 ir dabar jau užima antrą vietą. Ir taip yra suskaičiuotas reitingas 2024, 2023 ir 2022 metų. Tai čia analizuosime būtent su Salary Pro 4 metų strategiškai, kaip keitėsi įmonės konkurencingumas 4 metų kontekste. Be abejo, negalima lyginti turbūt, sakykime taip, stomatologų su maisto prekybos tinklais, todėl parodysiu, kaip galima atsirinkti detaliau tas, sakykime, tuos sektorius, kuriuose yra jau galima lyginti.
Tai kaip pavyzdį, pagal darbuotojų skaičių paimkim Maxima, didžiausias darbdavys prekyboje, pasiemam veiklos grupę nespecializuotą mažmeninę prekybą maisto produktais, Maximos visą veiklos grupės konkurentus, Maximą pašalinam ir mes dabar turime jau reitingus tik tai maisto prekybos sektoriaus įmonių, kaip šitame sektoriuje atrodė įmonių konkurencingumas ir dabar dar galiu išdidinti ir akivaizdžiai galim pamatyti, kad labai labai yra didelis išsibarstymas. Tai 75 kvantilis šitoj skalėje, mediana yra šitoj skalėje. Nu, įmonės startuolis čia labai nutolus, tai mes ją eliminuokim, kad geriau matytųs jums ir matome akivaizdžiai trijų greičių įmonės yra arba konkurencingumo lygių. Tas, kas yra šitoj zonoje, tai yra ir kvantilė 75 labai aukšta ir mediana yra labai aukšta, tai akivaizdžiai matom, kad čia yra verslo lyderiai. Visa šita grupė, kur yra viduryje, tai vidutiniškai moka tiek 75 kvantilė, tiek mediana. Ir čia yra tikrai įmonių visas toks puokštė, kurios tikrai turi vietos tobulėti su atlygiu. Tai kaip norim, pavyzdžiui, pamatyti visas įmonės, kurios yra šitam apatiniam segmente, pasižymėjom ir jeigu jūs patenkate į šį segmentą, tai tikrai turite labai labai stipriai susirūpinti, nes konkurencingumas yra labai žemas. Tai čia pirmiausia, kaip apskritai reitingas sudarytas ir kaip galima lengvai analizuoti 1200 įmonių kontekste, kaip keičiasi įmonės reitingas pasirinktų konkurentų atžvilgių. Be abejo, galima atsirinkti konkurentus, pavyzdžiui, iš sąrašo, tiesiog sako Maxima, iki Rimi, Norfa, Lidlas, tada domina dar, sakykime, Barbora, dar domina mane čia marketas, domina, sakykime, grūstė ir pasirinkus ten konkrečias įmonės lygiai taip pat susiskaičiuoja reitingas ir būtent šis reitingas yra dinaminis. Tai kiekvienas jūsų pasirinkimas lemia jūsų, su kuo jūs save lyginat ir lemia, kaip jūs atrodote tų konkurentų atžvilgių. Tai čia aš pristačiau 75 kvantilio reitingą, trumpai dar metodiką pabaigsiu ir paskui prieisim prie konkrečių įžvalgų. Taip pat yra medianos reitingas, nes visos įmonės, kurios yra 20 darbuotojų turi ir daugiau, Sodra skelbia ir medianas ir lygiai taip pat yra 25 kvantilio reitingas. Dabar, kai jau turime reitingus ir galima suprasti, kaip išsibarsto atlygiai, sekantis patogus būtent Salary Pro langas yra, kad galim suprasti, tai kaip keitėsi iš tikrųjų reitingas ir kaip įmonė laike atrodė. Tai pavyzdžiui, įmonė Budruva labiausiai padidino reitingą plus 34 punktus, pakilo reitingas būtent 25 metais. Tai pasirinkam įmonę Budruva ir įsivaizduokim, kad čia yra jūsų konkurentas ir grafikas labai akivaizdžiai rodo, kaip iš nuo 22 metų, kaip reitingas keitėsi iki 25. Tai reiškia, kad 22 metais įmonė Budruva turėjo buvo 5 decilėje, tai reiškia, kad pusė įmonių mokėjo didesnius atlyginimus, būtent 75 kvantilį, pusė įmonių mokėjo mažesnius. Tada konkurencingumas Budruvos nukrito iki 7 decilės, tai kitaip sakant, dar kartą parodau gal kaip decilė susiskaičiuoja. Tai jeigu mes čia turim kaip pavyzdį, šiuo atveju čia taip sutampa, kad turime 100 įmonių, tai tas, kas užima nuo 1 iki 10 reitingo, tai yra 1 decilė, tai yra papuola į 1 dešimtuką. Tas, kas reitingą užima nuo 11 iki 20, tai yra 2 decilė ir taip toliau. Ir tas, kas yra reitingo dugne, kas užima 90-100 vietą, tų įmonių reitingas yra 10 decilė, yra 10. Tai kitaip sakant, ar čia bus 1000 įmonių ar 5000 įmonių, visas reitingas suskaidomas būtent į 10 lygių dalių ir vieno paprasto pasirinkimo dėka jūs aiškiai suprantate, kaip pasikeitė per 4 metus konkrečios pasirinktos įmonės konkurencingumas rinkoje. Tai čia jau yra pirmoji įžvalga, kad įmonė, kuri, pavyzdžiui, Budruva daugiausiai padidino reitingą,
jos konkurencingumas šitų pasirinktų įmonių atžvilgių pasiekia visas, sakykime taip, aukštumas. Tai yra, nėra buvę per 4 metus, kad įmonė Budruva turėtų tokį aukštą 75 kvantilės reitingą. Tai reiškia, kad vis dar yra 30% įmonių, kurios moka aukštesnį atlyginimą, bet jau 70% įmonių jau moka mažesnį atlyginimą negu konkrečiai šiuo atveju įmonė Budruva. Tai kiek ir kurios moka aukščiau, galima pamatyti per reitingą. Tai jeigu reitinge visos, kurios turi aukščiau negu 30 reitingą, būtent visos įmonės, vat, kaip matom, Budruva 30 vietoje, reiškia visos įmonės, kurios moka daugiau, jos turi aukštesnį reitingą, tai reiškia dar ir įmonė Budruva tuo pačiu turi kur tobulėti, bet jau rinkos konkurencingumo lygis yra labai labai sustiprėjęs ir aukštas. Ir atvirkščiai paimkime, pažiūrėkime reitingą, kuris yra nukritęs labiausiai. Tai šiuo atveju mes matome, kad vartotojų kooperatyvas Žemdirbių globėjas yra nukrito įmonės reitingas -15 reitingo punktų. Tai reiškia, kad reitingas buvo 2224 53 vietoje, dabar 68 vietoje ir -15. Realiai įmonė prarado konkurencingumą. Tai pažiūrėkime, kaip atrodo įmonė globėjas bendram kontekste. Tai mes matome, kad lygiai labai panašiai kaip ir įmonė Budruva startavo penktoje decilėje 2022 metais, išlaikė, reiškia, 23 metais tą patį lygį konkurencingumo ir matome, kad 24 leidosi į 6 decilę, o 25 nukrito į 7 decilę. Ką tai reiškia praktiškai? Tai reiškia, kad jeigu anksčiau buvo konkreti šita įmonė, vartotojų kooperatyvas Žemdirbių globėjas, pusė įmonių mokėjo daugiau, pusė įmonių mokėjo mažesnį 7,5 kvantilį, tai dabar 3 įmonės iš 10 vis dar moka mažesnį atlygį, bet jau 7 įmonės iš 10 moka aukštesnį atlygį, mokėjo 25 metais, negu konkrečiai šita įmonė. Ir dabar kurios įmonės moka dar mažiau. Tai jeigu mes surūšiuojam dabar pagal nuo, reiškia, žemiausio reitingo, tai mes matome, kad dar yra dalis įmonių, kurios moka dar mažiau negu įmonė, reiškia, kurią mes tik žiūrėjome, tai yra kooperatyvas globėjas. Tai yra įmonių, kurios moka dar mažiau, bet čia visada klausimas, su kuo jūs norite save lyginti ir kur norite būti. Ar norite būti aukščiau savo pasirinktų konkurentų ar per vidurį, ir netiek svarbu, kiek jūs didinot atlyginimą, bet svarbu konkurencinė visa aplinka, kur jūs esate po to, kai ir konkurentai padidino, ir jūs padidinot atlyginimus, ir tos lenktynės jos tikrai tęsiasi ir daugeliui tai yra, turėtų palengvinti suprasti, kaip jūs esate konkurencingi rinkoje. Tai tiek trumpai apie pačią metodiką, apie reitingo paskaičiavimo būdą, metodą, ir galbūt turime jau klausimų ir turime konkrečių konkurentų arba sričių, kurias galėtume panagrinėti ir atsakyti ir duoti įžvalgas. Turime 5 klausimus dabar. Pirmasis yra domina palyginamumas įmonių, kurių veikla didmeninė ir mažmeninė prekyba tvirtinimo elementais. Gerai. Tai tada tvirtinimo elementai, gal geriausia būtų kokią įmonę paimti, bet aš paimsiu tiesiog statybos, paieškosiu statybos metalo dirbinių, statybinių medžiagų, stiklo mažmeninė prekyba. Greičiausia šitojam sektoriui galiu dar kelis paimti, medienos statybinių didmeninė prekyba ar mažmeninė? Didmeninė ir mažmeninė, bet yra dar kitas klausimas, turbūt galima sujungti, domina statybos sektoriaus didmeninė, mažmeninė prekyba. Tai čia... Gerai, tai čia abu paėmiau. Ir paėmiau metalo dirbinių statybinių medžiagų, dažų, stiklo mažmeninė prekyba ir medienos statybinių medžiagų, sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba. Tai tikrai čia turėtų patekti, pažiūrėkime, kokios įmonės patenka. Kesko Senukai, Ermitažas, Lemora, Ulmas, Iris, SP grupė, Serfas
Jupoja, Lankava. Tikrai tame skaičiuje, čia yra pagal darbuotojų skaičių, yra tikrai matau, kad statybinių medžiagų sektoriaus prekeivių čia tikrai yra. Tai dabar pažiūrėkime pirmiausia tada bendrą kontekstą, ne? Sakykime, kad čia visa mūsų rinka, tai dabar yra jau iš karto klikas klasterizuoja į 4 grupės ir akivaizdžiai matome čia labai stipriai nutolę į priekį, tai yra Remers Baltic, Milsa, Gobain, tai čia yra tikrai lyderiai, kurie moka virš 3,5 tūkstančio medianą ir moka virš 5,075 kvantilį. Tai tiesiog greičiausiai čia labai specializuoti ten didmenininkai, juos galim, jeigu norim, ir pašalinti, ne, ir pasimti tokią didžiausią grupę, kuri mus domina. Tai dabar, jeigu apibendrintai žiūrėt, tai čia yra lyderiai, čia yra tie, kurie, vadinkim taip, turi vietos daug tobulėti. Dabar ką dar rekomenduočiau daryti? Didmenoj visada atlyginimai yra minimum 1,5, ten, 500, 1000 eurų, 2000 net eurų didesni negu mažmenoj. Tai jeigu mes norim atskirai panagrinėti, ir mano rekomendacija būtų tikrai nagrinėti mažmeną su didmena atskirai. Tai aš dabar pasirinku tik tai, pavyzdžiui, mažmeninę prekybą ir mes matome, kaip mažmeninės prekybos įmonės, kaip toli išsibarstė viena nuo kitos. Tai pavyzdys, jeigu jūsų įmonė patenka, bent jau ten medianą virš 1800 ir 75 kvantilis virš 2000, aišku, tai jau galim žiūrėti ir reitingą, nes mums liko 35 įmonės, tai mes galim tiesiog pažiūrėti šitų įmonių reitingą ir dabar įmonės, kurios moka daugiausiai, būtent yra čia. Linėja, Hilti, MDS, Terasos, Riterna, Medakus, Dauniškio prekybos arsenalas, tai tik pats, Lankava, Kesko senukai. Tai reiškia, kad čia yra lyderiai, tai ir vėlgi žiūrėkime iš konteksto. 35 įmonės yra šitame sąraše, reiškia, bent jau tie, kurie 3, 4, 5 paskutiniai, tikrai jiems yra labai, turėtų būti jų liūdnai su atlyginimais, tie, kurie yra ten pirmam 10-uke, tai tikrai vienareikšmiai lyderiai, tas, kas yra pirmam 20-uke, lygiai taip pat galima sakyti, tai yra labiau prie lyderių. Dabar, jeigu pažiūrėjom 75 kvantilį, pamatėm lyderius, klausimas, o kaip su mediana. Tai medianos kontekste mes vėlgi galim pamatyti, ar lyderiai pasikeičia ar ne. Tai pažiūrėkime dabar, iš esmės aš matau, kad čia yra tikrai daugiau mažiau tie patys. Natūralu, kad tie, kas moka 75 kvantilį aukštą, dažniausiai tas ir moka ir didesnį, sakykime, ir medianą. Tai imkim gal, didžiausias, sakykime, taip, prekybininkas, statybinė medžiagom Lietuvoje, bet kokiu atveju yra Kesko senukai. Tai Kesko senukai užima 19 reitingą iš 35 įmonių. Tai yra, ir galėsim pažiūrėti, kaip atrodo bendrai visų įmonių kontekste. Kaip atrodo 25 kvantilė, tai reiškia, kad ketvirtadalis mažiausiai uždirbančių žmonių šiandien dienai, jeigu žiūrėt, vidurkis svertinis yra 1458 eurai, bet yra dalis įmonių, pavyzdžiui, lyderiai moka, bent jau 7 lyderiai moka daugiau negu 2000 eurų medianoj. Tai yra, atsiprašau, čia 25 kvantilės palyginimas. Ir dabar ir žemiausiai, reiškia, tai yra 1000 eurų tie, kas tikrai moka labai labai mažai. Tai kaip matom, delta skirtumas tom pačiam 25 kvantilį tarp skirtingų to paties sektoriaus įmonių praktiškai yra dvigubas. Ir dabar nukeliaukime į palyginimą ir paimkim kaip pavyzdį, didžiausias tikrai žaidėjas rinkoje yra Kesko senukai. Tai pažiūrėkime, kaip senukai atrodo visų statybinių medžiagų mažmeninės prekybos įmonių kontekste. Tai matome, kad senukų konkurencingumas šiek tiek leidžiasi žemyn. Tai reiškia, kad 22 metais pateko su 20%, sakykime, tarp 20% geriausių. Čia tarp 30% geriausių, čia yra stabilizavosi dabar atlygiai ir taip yra 40% įmonių, kurios moka daugiau negu senukai, bet 60% yra įmonių, kurios moka mažiau negu senukai. Ir pažiūrėkim dabar pavyzdžiui, kas daugiausiai prarado reitingą. Tai paimkim čia pavyzdžiui kokį nors
Statiškių ūkis, pavyzdžiui, vat, ir kur tikrai už žemas reitingas ir prarado. Firma Statiškių ūkis, tai jinai atrodo taip. 22 metais buvo penktoj vietoj tarp konkurentų, paskui nukrito į 6, po to į 8 ir paskui į 10 decilę. Tai čia jau yra labai labai stiprus kritimas, bet vėlgi paimkim tą patį kritimą -3, tai yra technika girioms ir parkams. Toj paimsime, tai matome, kad nukritimas, ane, toj čia parkams surasim techniką girioms ir parkams. Kaip matome, reitingo kritimas dar nebūtinai reiškia tragediją, nes jeigu įmonė buvo pirmoji vietoje, nukrito į antrą vietą, dabar į 3 vietą, tai taip, konkurencingumas suprastėjo, atsirado trečdalis įmonių tame sąraše, kurios moka daugiau, tai tendencija tikrai yra prastėjanti, bet rezultatas dar yra labai labai geras, nes čia jūsų įmonės politikos klausimas yra, ar norite, kad būtų aukščiausiam, nori būti top 10%, ar nori būti tarp top 30, ar nori būti tarp top 50 galbūt, čia grinai politikos klausimas. Tai ir pabaigai dar tik parodysiu, pavyzdžiui, nukeliaukime į 25 kvantilį. Tai kaip matome, 25 kvantilį iš 2 reitingo į 3 vietą yra nukrito, pavyzdžiui, technika girioms ir parkams, o statiškių ūkis, gal pažiūrėkim, gal čia yra išsilaikę aukščiau, irgi ne, 6 vieta, 9-10. Tai kaip matom, čia naudoja maždaug 10 milijonų duomenų šitą analizai, tai matot, kokiu greičiu galite suprasti pagal savo pasirinktus konkurentus, kur esate. Tai Vytautai, prie to paties gal galima Taip. UAB Surfas. Surfas. Gerai, paieškom tada įmonę Surfas. Pirmiausia, pažiūrėsiu, ar šitam sektoriui yra. Taip. To mes tada paimsime tiesiog. Galima ir iš įmonės pažiūrėti perspektyvos. Susirandam įmonę Surfas, tada pasiemam veiklos grupėje medienos statybinių medžiagų didmeninė prekyba šiuo atveju, tada mes Surfą pašalinam ir mes turime šito konkrečiai sektoriaus, kuriame yra priskirta Surfo įmonė, reitingą. Tai vėlgi dabar pažiūrėkime pradžiai globaliai, kad yra 4 greičių tokios įmonės. Tai yra tikrai yra labiausiai turinčios vietos tobulėti yra čionais, kurios moka mažiau negu 75 kvantilį, negu 2000 eurų ir mažiau negu 1500 medianą. Jeigu norite jas pamatyti, tai lygiai taip pat galima pasižymėti ir greitai suprasti, kas čionais yra. Tai čia tikrai šitom įmonėm išlaikyti darbuotojus tikrai turėtų būti labai sunku, nekalbant apie jau pritraukimą aukščiausio lygio specialistų. Dabar, jeigu kalbam apie, pavyzdžiui, šitą grupę, 3, tai yra ta grupė, kuri tikrai lyderiauja, tai va čia yra lyderiai, ne? Tai jų mediana yra 2,5 tūkstančio ir 3,5 tūkstančio 75 kvantilis. Maždaug tokiose rėžiuose yra lyderiai šitame reiškia sektorėje. Tai dabar mes pamatėme, kaip atrodo bendrai rinka, ne, kaip išsibarstymas, kokio stiprumo. Dabar pažiūrėkime tada, kaip atrodo, kas daugiausiai prarado, kas padidino reitingą, tai yra Mimeta, Valdasta, Lemora, Megrame, taip, kas prarado reitingą, Diktum, Vilniaus Aidai, Bauer, Darval, Targerį. Dabar keliaujame į medianą, tai medianoje matome panašiai, ta prasme, kas augo panašios įmonės ir kas krito, vėlgi Surfas prarado -7 punktus medianoje ir šiam momentui užima 26 vietą iš 58 įmonių. Tai šitą mes greitai pamatysime tiesiog vizualiai, bet dar kartą galim pažiūrėti, kas paėmė 25 kvantiliai. Mes matome, kad VBH Lietuva atsirado, Revac Baltic, Ginlora, Dzūkijos mediena, Megrame. Tai yra įmonės, kurios labiausiai padidino savo reitingą, įmonės, kurios prarado reitingą. Targerė, Scandex, Rimpex, Kaunas, Darval, Woodlinas ir Surfas prarado -6 punktus. Kaip Surfas atrodo bendrai visų šitų įmonių atžvilgių, kokią decilę užima, pasirinkom Surfas ir mes matome, kad
CERFas buvo subalansuotai turėjo iš 58 berods įmonių, kurios čia yra analizuojamos, visada užėmė start 22-23 penktą decilę, tai reiškia, buvo per viduriuką, tai pusė įmonių mokėjo daugiau, pusė įmonių mokėjo mažiau nei CERFas 75 kvantiliai ir šitie metai 25 deciliai yra jau -1 decilė žemyn. Tai reiškia, kad reitingo pokytis įvyko -4 punktai reitingo kritimas, jau nulėmė, kad konkurencingumas per vieną, sakykime, taip decilę sumažėjo. Jeigu mes analizuojame 20 medianą, tai medianos kontekste mes turime ketvirtą reitingą ir dabar vėlgi pakrito per 1 punktą, bet vėlgi medianoje 25 metais pusė įmonių mokėjo didesnį atlygį, pusė įmonių mokėjo mažesnį. Taip, kad yra per viduriuką, bet čia labiausiai atkreipčiau dėmesį į reitingo pokytį. -7 punktai, tai rodo tam tikrą jau metinę prasme, tai yra labai labai daug prie 58 įmonių. Ir gal dar paminėsiu, nueisiu ir parodysiu, kaip tą reitingą galima matuoti pamėnesiui. Arba iš karto galiu nueiti į medianos tendencijos ir mes matome, kad jeigu mes pasirinkam, aš parinksiu paskui tada visus, gal tada bus greičiau, reiškia, nes ten reikia parinkti specifinius filtrus, pagrįšiu prie CERFo ir parodysiu, kaip pamėnesiui keičiasi, reiškia, visi reitingai. Tai dabar tada imam CERFą, pabaigiam, čia buvo mediana ir dar pabaigiam su 25 kvantilė. Tai CERFo 25 kvantilė pasirodo, kad yra labai labai skiriasi nuo, pavyzdžiui, 75 kvantilės ir 25 kvantiliai mes turėjom, CERFo atveju turėjom 3 decilę, tai reiškia, 3 įmonės iš 10 mokėjo tik didesnius atlyginimus. Taip, decilė taip pat krito -6 punktai, bet vėlgi po kritimo, jeigu žiūrėt, kur labiausiai reikėtų kreipti dėmesį CERFo kontekste, tai 25 kvantilė yra vis dar 4 decilė, tai yra, o medianoje 5 decilė, o 75 kvantilė mes turim 6 decilę. Tai jeigu yra klausimas, kur labiausiai didinti atlygį, kur labiausiai reikia rūpintis konkurencingumu, tai yra 75 decilė yra didžiausias pavojus, kad bus sunkiausia išlaikyti darbuotojus ir sunkiausia bus pritraukti profesionaliausius, nes bet kokia atveju 75 kvantilė tai yra top 25% geriausiai uždirbančių darbuotojų. Ar turim toliau, gal dar tada perinu iš karto, parodau mėnesiais, tada gal bus aiškiau, parodysiu, kaip galima nagrinėti mėnesinius reitingus. Tada taip paimam, reiškia, tas pačias didmeninės mažmeninės prekybos įmonės ir tada pažiūrime, kaip keitėsi, pavyzdžiui, 25 metų, pavyzdžiui, 25 kvantilis pagal metai mėnuo. Ir čia turime visų konkrečiai to paties sektoriaus medienos statybinių medžiagų, reiškia, didmeninė prekyba, paėmiau tik 25 metus ir jau analizuoju reitingo dydį. Ir jeigu paprastai žiūrėkim, jeigu jūs patenkate ir čia atsifiltravot 50 ar 20 ar iki 100 ar ten konkurentų, jeigu jūs patenkate tarp top 10, sveikinu, šaunuoliai, užskaitau. Jeigu jūs patenkate su išvis 1-2 vietą užima, tai nežinau, kviečiu pietų ir noriu pasikalbėti, kaip jums tai pavyko. Bet retai, kur įmonė sugeba išlaikyti ir visada turėti ir labai aukštą reitingą, ir jį išlaikyti kiekvieną mėnesį ir dar tuo labiau kiekvienais metais. Taip kad čia parodžiau, kaip detaliai ir greitai galite rasti už bet kokį, domina 25 kvantilis, domina mediana, domina 75 kvantilis, prašau. Domina net mažom įmonėm vidurkis yra suskaičiuoto reitingas vidutinio darbo užmokesčio. Ir dar vienas akcentas, kad jeigu čia norite detaliai nagrinėti savo reitingo pokytį ir mokat ketvirtinius, pavyzdžiui, premijas, tai galima pasirinkti ketvirtinius, ketvirčiai žiūrėti ir tada susiakumuliuoja, tada ketvirtinės premijos įsiskaičiuoja ir išvedamas ketvirtinis reitingas. Dar galite imti ir metai pusmetis, galite pasimti 24-23 ir žiūrėti, kaip
3 metų kontekste, kaip keitėsi pusmečiais jūsų įmonės reitingas pasirinktų konkurentų atžvilgių už bet kokį pasirinktą rodiklį. Taip kad, aišku, visą tai galite ir nemokamai versijai pabandyti susižiūrėti, bet tas, kam tikrai rūpi analizuoti kiekvieną mėnesį pasirinktus konkurentus, tai lukterkit iki webinaro pabaigos, turim jums dovanų, pačioj pabaigoje pristatysim. Ar turim kitų klausimų tada, Vytaute? Taip, turim nemažai. Turime eilėje dabar e, mažmeninės prekybos įmonės prekiaujančios rūbais ir avalyne. Gerai. Tai dabar paimkim tada sektorius, tada mažmeninė prekyba ir paieškokim drabužių tada turbūt, drabužių mažmeninė prekyba. Prašau, taip, turim klasteris, ane, kaip mums rodo 75 kvantilę, tai viršui dešiniai yra čia lyderiai, čia yra vidutiniškai, nu, sakykim taip, per viduriuką esančios įmonės, o čia yra įmonės, kurios tikrai turi kur padirbėti su atlygiais. Kaip matot, skirtumai yra milžiniški. Tarp 600 eurų ir 1800 čia yra 3 kartai skirtumas. Tas pats sektorius. Dabar, jeigu mes norim pažiūrėti reitingą, tai pažiūrėkime reitingę, čia yra 44 įmonės. Ir kas labiausiai padidino, kas prarado didžiausias kritimas, tai yra BNA Ergo, Sunshine Baltics, Gritė Outdoors, Apranga, Baltika. Vat 4-5 bendrovės, kurios prarado reitingą, bet po kritimo jų reitingas labai skirtingas. Atkreipkite dėmesį, kad pavyzdžiui, Gritė Outdoors prarado 6 punktus reitingą, bet vis dar patenka tarp top 10 daugiausiai mokančių įmonių. Tai yra ne tas pats kristi -6 ir užimti 8 vietą ir kristi -10 ir užimti 31 vietą. Todėl čia yra du dalykai. Bendras reitingas parodo, kaip įmonė bendrai konkurencinga, o reitingo pokytis parodo, kaip jūs rinkoje, kaip keičiasi jūsų konkurencingumas. Ir čia abu dalykai yra, nu, iš esmės svarbus. Tai čia taip atrodo 75 kvantilė. Taip, su mediana, jeigu pažiūrėsime, tai tada kas labiausiai nukrito panašiai, čia turbūt tos pačios įmonės, kas labiausiai paaugo. Burda Modern salonas, Audimas Brands, Econline, bet vėlgi, paaugo reitingas 6 punktais, bet vis dar įmonė užima 30 vietą. Arba Apranga šiuo atveju paaugo 6 punktais reitingas, bet užima 34 vietą. H&M 6 punktais paaugo medianos reitingas, bet vis dar rinkoje 37 reitingas iš KEM 4 įmonių. Tai vat einam tada prie, taip pat yra 25 kvantilė ir dabar nukeliaukime iki, nu, pavyzdžiui, ką aš atsimenu iš tokių, ne, dabar ką tik žiūrėjom, pavyzdžiui, Apranga, ne, yra kaip pavyzdys, ne, tikrai turbūt visi daugiau mažiau žinoma, ne, tai akcinė bendroja Apranga, tai bus, čia turbūt daug ten aprangų yra įvairiausių, tai vieną iš jų paėmiau, pavyzdžiui, šita konkreti įmonė turi 1-2 vietą užima, ne. Paimam ten kokį nors dabar H&M turbūt buvo, ne? Nežinau tiksliai, kaip jų ten tas pavadinimas. Nu gerai, paimkime kokį nors tada, pavyzdžiui, kurie labiausiai nukrito reitingas. BNA Ergo yra tokia įmonė. Pažiūrėkim, nežinau, pirmą kartą šią girdžiu, bet patikrinkim, kas čia įvyko. BNA Ergo. Taip, buvo ketvirtam reitingė, 5 reitingė, dabar 8 reitingą turi, tai reiškia, kad jau įmonės konkurencingumas labai labai stipriai sumažėjęs. Ar yra įmonių, kurios dar moka mažiau? Taip, yra. Dar yra sąraše, sakykime taip, keletas įmonių, kurios moka dar sakykime taip, mažesnius 75 kvantilio atlygius. Kaip atrodo BNA Ergo su mediana, iš 6-5 decilio nukrito į 8, kaip atrodo su 25 kvantiliu, mes matome, kad iš 5 nukrito į 7. Taip kad čia yra, pažiūrėjom tą kritimo, sakykime taip, atvejį, pažiūrėkime dabar tada galbūt augimo atvejį, kas labiausiai padidino. Burda Modern salonas, taip? Burda Modern salonas.
kaip pasikeitė šios įmonės reitingas. Turėjo 25 kvantiliai, trečioje vietoje buvo nukrito, 23-24 buvo nekonkurencingi, pakilo iki trečios decilės. Taip pat pakilo, tik nebuvo taip žemai nukritę su mediana ir taip pat matome iš 5-7 vietos pakilo visų laikų rekordas. Burda Modern salonas su 75 kvantiliu pasiekė ketvirtą decilį, tai reiškia jau čia visų paskutinių 4 metų rekordas, nėra niekada tokio reitingo nėra turėję šitą įmonę 75 kvantilį. Ar turim daugiau klausimų? Turime kitus du klausimus, taip pat tikriausiai galima sujungti, tai būtų įmonių vykdančių didmeninę ir mažmeninę prekybą sunkvežimių atsarginių dalių ir kitas klausimas - auto verslo įmonių palyginimas. Gerai. Tai tuoj pažiūrėsim mes tada, kaip čia jas atpažinti. Galit paminėti kažkokį konkurentą, galbūt tai bus lengviau man, pavyzdžiui, bet paimkim kažkokį, nežinau, ten kokį nors, pavyzdžiui, Sostena, aš ten, pavyzdžiui, žinau, ne, kad yra tokia įmonė, kuri pardavinėja naujus automobilius. Tai veiklos grupė yra variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba. Aš dabar pasiemu, nuimu Sosteną ir aš turiu ką? Visus Sostenos konkurentus. Jeigu, ir čia pažiūrėkim dabar, kaip tie, pirmiausia, kaip visos tos prekybos įmonės išsiskirsto reiškiasi, per klasterius. Tai lyderiai, ne, yra šitoj grupėje, jeigu paimsiu vat, visus lyderius, tai dar tie lyderiai dar labiau susiskaldo, dar aukštesni lyderiai yra čia. Ir jeigu dar paimsiu lyderius, tai dar labiau bus čia. Ir jeigu paimsiu dar aukštesnius lyderius, tai vat, galiu sakyti taip, visi, kas moka virš 2800, mane domina, ne? Prašau, čia yra tikrai lyderiai, kurie yra, vat, tokius moka 75 kvantilio atlygius ir tokias medianas moka, taip? Dabar, jeigu mes bendrai, sakykime, ne lyderius norim pamatyti, bet visą rinką, tai visos rinkos atžvilgių mes turim 49 įmonės ir, kaip matome, vėlgi yra įmonių, kurios tikrai prarado konkurencingumą, pavyzdžiui, ARX Auto ir ta pati Sostena, bet skirtumas ar iš -8 ar į 13 vietą ar į 9 nukritai, tai yra labai didelis. Pavyzdžiui, Kia Auto -3 nukrito reitingo pokytis, bet vis dar 5 vietoje. Inchcape'as -2, bet vis tiek 8 vietoje. Tai akcentą dedu, kad ne tik reitingo pokytis svarbu, bet ir pats reitingas yra nemažiau svarbu. Taip atrodė 75 kvantilės, dabar pažiūrėkime medianos. Medianos šitam sektoriui yra 3100 eurų vidurkis, bet kaip matom, išsibarsto pas kažką yra 1000 eurų, neįsivaizduoju, kaip galima ten su tokiu atlygiu dar kažką ten nusamdyti, bet taip yra. Ir yra 4000 ir 3000 eurų, medianoje vat, lyderiai moka vat, tokius atlygius ir jeigu jūs esat lyderiai, tai greičiausia turėtumėt patekti į top 10, sakykime, nes mes iš viso turime 50 įmonių, nu tai jeigu norit patekti į top 20% bent jau daugiausiai mokančių, tai čia turėtumėt būti tam pirmam dešimtuke. Medianos žiūrėjom, dabar 25 kvantilį pažiūrėsim. Tai vidurkis svertinis yra 2400 eurų. Čia matosi, kad buvo 1700, 19, 22 ir 2457. Tai praktiškai 800 eurų plus, 700 eurų plus per 4 metus tiek padidėjo 25 kvantilis. Ir aišku, kiekvienais metais galite pasižiūrėti, kaip keitėsi tie reitingai. Bet išsibarstimas, kaip matom, dar didesnis yra ir jis labai didelis. Tai jeigu matom, kad įmonės yra apie pirmas dešimtukas moka 2,9, tai apačioje pirmas dešimtukas moka 1000-1100 eurų. Čia tai turbūt išėjo dalis darbuotojų, čia iš vis neaišku, kodėl ten 156 eurai, nežinau, negaliu pakomentuoti. Ir tada dabar paimkime kokią nors įmonę, pavyzdžiui, kuri labiausiai prarado konkurencingumą, pavyzdžiui, ARX Auto. Tai paimėm ARX Auto. Ir matome, kad ARX Auto buvo antroji, trečioji vietoje, pirmoji vietoje, trečioji. Tai reiškia, kad turbūt buvo labai geri metai 24. Ir ARX Auto dabar užima trečiam decilyje yra ir užima 13 reitingą. Tai reiškia, kad yra 13 įmonių, kurios moka daugiau negu ARX Auto ir šitas įmonių sąrašas, pirmas 12, tai yra
tie, kurie jau moka dabar daugiau, nes RX auto vat, yra 13 vietoje, bet vis dar konkurencingumas, sakykime taip, yra labai aukštas, bet čia reikėtų susirinkti savo konkurentus ir žinoti, su kuo konkuruoja, tada galima būtų spręsti jau. Aš abejoju, ar X auto konkuruoja su ten įmonėm, kurios moka ten Taip, 1200 eurų. gavome komentarą, kad dalių ir automobilių pardavimas atskiri klausimai. Atsarginių Mhm. dalių įmonės galėtų būti Skuba, Intercars, Jupo, Jois Technika. Gerai. Tai paimam tada mes sektorių, tada atsarginės dalys gal rasime, variklinio transporto priemonių, atsarginių dalių, pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba. Pažiūrėkime, ar čia yra Skuba, Intercars ir panašiai. Galim čia vieną metodą pritaikyti, o dabar paimkime tada kitą metodą, tai yra Skuba. Pažiūrėkime, Skuba kam priklauso. Skuba priklauso dviem naudotų daiktų, tai greičiausiai naudoti automobiliai ir variklinių transporto priemonių ir reikmenų didmeninė prekyba. Gerai, pasirinkam šitą sektorių ir Skuba patenka į šitą sektorių, bet mes dar turėjom vieną sektorių, kuris atsarginės dalys paimsime. Variklinių transporto priemonių, atsarginių dalių mažmeninė prekyba. Tai galime galbūt tik šitą sektorių paimti, kuris yra tik tai atsarginės dalys ir tik mažmeninė prekyba. Tai nes tikrai nelogiška lyginti didmeną su mažmena, greičiausiai, aišku, reikėtų atsirinkti konkrečias įmonės, bet dabar pakalbėkime tada apie mažmeninę prekybą dalimis. Tai bendrai mes turime šiuo atveju 21 įmonę ir 21 įmonės kontekste mes matome lyderius. Lyderiai yra Manuli Fluid Connecto, Clarksonas, AutoAibė, Euroglass. Čia yra vienareikšmiai rinkos lyderiai, tuo tarpu vidutiniokai yra čionais ir tie, kurie turi daugiausiai vietos tobulėti, yra šitoj zonai. Dabar, jeigu pažiūrėsime, kas labiausiai paaugo rinkoje, tai Daviva, Clarksonas, GTV Group, Girilis, taip, bet dalis po augimo pateko į pirmą dešimtuką, dalis yra 14-16 vietoje. Kas prarado konkurencingumą? Labiausiai konkurencingumą prarado Optima 13 auto, Outlet, Egrena, Eoltas, AutoAibė, bet AutoAibė prarado iš minus vieną reitingą ir dabar užima antrą vietą. Tai čia yra nedidelė problema iš 21 įmonės būti pirmam penketuke, tai yra sveikinu, čia viskas yra gerai. Dabar klausimas, kaip atrodo 25 vantilė, tai 25 vantilio svertinis vidurkis 1653, bet matome, kad bent 7 lyderiai moka daugiau negu 2000 eurų ir dar kokie čia nais kiek 5-7 įmonės moka mažiau negu 1200 eurų. Taip, kad išsibarstimas čia yra daugiau negu 2 kartai ir mes čia kalbam apie tą patį sektorių. Taip, kad čia ne man komentuoti, kodėl taip yra, bet jūs tikrai galite turėti įtarimų arba supratimo, kodėl taip gali būti. Paimam dabar kokį nors lyderį, kuris padidino Daviva, taip, padidino reitingą savo, pagerino savo konkurencingumą. Tai reiškia, kad mes turėjome 7. Nežinau, ar taip pat yra su veiklos pelnu ir su pardavimo pajamom. Čia atskira tema, ar mes darysime webinarą, kuriame parodysim, kaip keitėsi įmonės efektyvumo rodiklių reitingas. Nes mes turime duomenis nuo 2017 metų iki 2024 su įmonės efektyvumo duomenim ir bus galima suprasti, paėmus įmonę Daviva, ar iš tikrųjų tik tai algas pakėlė, ar įmonė ir pelną uždirbo, ir turto grąža, ir akcininkų grąža, ir pardavimo pajamos ir rinkos dalis padidėjo. Tai čia ateities mūsų webinarai, bet akivaizdžiai įmonės darbo užmokesčio konkurencingumas ženkliai pagerėjo, iš 7 decilio šoko į 4 decilį. Dabar kas atsitiko su Optima 13 auto, toj pažiūrėkime. Optima 13 berods, taip vadinasi įmonė. Taip, turėjom trečioji decilė buvo įmonė ir pakrito į 5 decilę, tai vis dar yra pakankamai konkurencinga, bet jau signalas yra esminis, kad prarasti minus 4 reitingo punktus ir nukristi per 2, reiškia, per 2 decilės nukristi žemyn
jau yra signalas ir aš tikrai rekomenduočiau, nu, jau šito įmonėje susižiūrėti, nes tikrai gali būti, jei tendencija tęsis, dar po metų bus jau septinta decilė. Kaip atrodo ta pati Optima 13 su medianą, tai iš antros nukrito į trečią vietą jau 24 ir čia, bet vis dar labai aukštas decilė, keturios įmonės iš 10 moka tik tai daugiau. Ir kaip atrodo Optima 13 su 25 kvantilė, tai pirmas reitingas, pirma decilė ir tada čia turime antrą. Tai labiausiai, jeigu žiūrėt įžvalgų prasme, Optima 13 auto įmoniai labiausiai rekomenduočiau susižiūrėti 75 decilės konkurencingumą, dėl to, kad jeigu jūs užimat pirmą, antrą decilę su reiškia, mediana ir su 25 kvantilė, tai su 75 kvantilė jūs tik tai 5 decilę jau turite. Ir tai rodo nesubalansuotumą ir didžiausia rizika prarasti geriausius darbuotojus būtent yra 75 kvantilė, nes čia dirba darbuotojai, kurie daugiausiai uždirba. Toliau, ar turim dar klausimų? Turime. Kitas klausimas. Palyginkite, prašau, didmeninę prekybą metalais. Gerai. Taip, tai bus didmeninė prekyba pirmiausia tada ir tada paimkime metalai. Metalinių dirbinių yra ir metalo rūdų didmeninė prekyba. Tai nežinau, aš imu tada turbūt metalų, nu, paimsiu visur, kur yra žodis metalai. Tai paskui, jeigu naudositės, galėsit atsirinkti tai, kas jums reikalinga. Aš paėmiau visus didmeninės prekybos 4 sektorius, kuriuose yra žodis metalai. Na, aišku, čia baldų, namų ūkio reikmenų, bet irgi metalai irgi yra metalų ir geležies didmeninė prekyba, nu, tai visus paėmiau. Tai dabar yra taip, viso mes čia turime 47 įmonės. Ir visi didmenininkai labai labai stipriai išsibarsto. Tai mes turime įmonės 4, 5, 6, 7, kurios moka virš 3000 medianą. Ir jeigu žiūrėt, vat, lyderiai vienareikšmiai yra, aš sakyčiau, šitie. Čia yra absoliutus lyderiai. Ir jeigu jūs patenkate tarp šitų lyderių, tai 75 kvantilio šitų visų lyderių 7 svertinis 75 kvantilio atlygis yra 5800 eurų. Stipru, sveikinu, kažką tikrai darot gerai. Europinio lygio atlygis. Dabar, jeigu kalbam apie tą grupę, kur yra apačioj, pirmokai, tai čia yra 75 kvantilis yra 2000 eurų. Tai šitom įmonėm nuo 1100 iki 2800 va šita grupė yra. Bet, nu, vėlgi, jinai susiskaido dar labiau į kelias grupės ir čia jau yra tikrai įmonės, kurios kaip Regmetas, Durablis, Unipresta, Topmeta ir Acta Trade, kai 75 kvantilį yra turim 1000 ir medianoj 1000, nu, yra čia, turbūt konkurencingumo klausimų turėtų kilti. Tai va, tada čia 75 kvantilio pažiūrėjom, dabar pažiūrėkim, koks pokytis yra. Tai ADMA konkrečiai įmonė minus 16 punktų. Tai pažiūrėkime, kaip atrodo mediana. Medianoje mes turime minus 8 punktus ir didžiausias pokytis reitingų šitam sektoriui su minus 8 yra Metal Partners. Tai dabar pažiūrėkime įmonę ADMA. Tai su didžiausiu reitingo kritimu, tai mes matome, kad čia yra su 75 kvantiliu, iš 8-9 buvo labai stipriai pagerėjęs konkurencingumas 24 metais ir dabar jisai nusileido vėl šiek tiek žemyn. Nėra tai blogai, kaip buvo 23-22, bet tendencija nėra tikrai gera, nes iš 47 įmonių ADMA užima 30 dabar reitingą, tai dar yra 16-17 įmonių, kurios moka mažiau, bet jau yra reikalų. Ir dar kita vieta, kad galima netgi savivaldybę užsidėti. Jeigu norit, pavyzdžiui, ten Kauno miesto ir rajono užsidėjot, tokiu būdu jūs dar susimažinot imtį. Ir dabar, jeigu neatsimenu, ar ADMA yra iš Vilniaus ir iš Kauno, bet čia kaip pavyzdį paėmiau, kad jeigu norit lyginti tik tai to sektoriaus ir tų savivaldybių,
įmonės, tai pasirinkote savivaldybės ir jūsų visas dinaminis reitingas persiskaičiuoja ir jūsų konkurencingumo indeksas pasikeičia va, tokiu greičiu. Ar turim dar klausimų? Turime prašymas palyginti vartotojų kooperatyvo reitingus ir jų pokyčius. Bendrai vartotojų kooperatyvus, taip? Taip. Gerai, tai tada ieškom Smart Search darom, tada imam taip tokį dalyką, imam vartotojų, aš vedu vartotojų, kooperatyvas turbūt ir dedu žvaigždutę ir mes turime visus vartotojų kooperatyvus, kurie turi savyje žodį vartotojų kooperatyvas. Tai reiškia, kad mes turime čia šitam prekybos sektoriuje 23 kooperatyvus, kurie turi daugiau nei 20 darbuotojų. Ir pažiūrėkime dabar, kaip atrodo kooperatyvai tarpusavyje. Tai 75 kvantilyje kooperatyvai moka 1764, daugiausiai moka Kėdainių kooperatyvas, Kauno rajono centrinis vartotojų kooperatyvas, Molėtai, Širvintai, Pakruojo, Ukmergės ir Kelmės ir dar Anykščių. Va, čia yra 8 geriausi. Dabar jeigu žiūrėti iš apačios, tai Joniškio, Raseinių, Nemenčinės, va čia yra tas Globėjas, Kaišiadorių, Kretingos, tai va 5 kooperatyvai, kurie moka mažiausiai 75 kvantilį. Čia akivaizdžiai tai matosi, kadangi įmonių nėra daug, tai galiu išdidinti tiesiog išsibarstimas matosi, kad čia yra tikrai įmonės, kurioms tikrai turėtų labai sunkiai sektis išlaikyti darbuotojus. Čia yra įmonės, kurios tikrai kažką daro gerai ir gali mokėti konkurencingus atlyginimus, bent jau kooperatyvų kontekste. Jeigu pažiūrėtume dabar per reitingą, tai sakykime, su mediana, tai čia didelių aš pasikeitimų nematau po 1, 2, 3 reitingus, aišku, čia mažai įmonių yra, tik tai 13. Tai, nu, paimkime dabar bet kokiu atveju tada įmonę, kuri prarado didžiausią reitingą, tai pavyzdžiui, šiuo atveju Veivera. Tai prarado, bet pažiūrėkim, kaip atrodo Veivera praradus 1 punktą. Čia yra 75 kvantilį net neprarado, tai reiškia, kaip globėjas va šiuo atveju prarado, tai paimkime tada globėjas. Va, taip atrodo žemės kooperatyvas globėjas, va taip atrodo visų kooperatyvų kontekste. Turėjo 7 reitingą, dabar nukrito į 8, tai jau yra tikrai ir čia įmonių kontekstas yra, čia įmonių sąrašas jau yra labai, ta prasme, mažas, tai čia tikrai yra mažai, sakykime taip, iš mažo kiekio duomenų sprendžiam. Ar turim dar tada klausimų? Dar paskutinis yra Kėdainių RVK mažmeninė prekyba palyginimui Kauno, Jonavos, Panevėžio, Raseinių, Radviliškio rajonų. Berods. Gerai. Tai dabar aš greitai paimu pirmiausia rajonus. Tai yra Kauno. Jonavos. Tuo sekundę. Kauno, Jonavos. Koks dar? Panevėžio. Raseinių. Radviliškio. Raseinių ir Radviliškio. Taip. Gerai. Ir klausimo antra dalis, su kuo palyginti mažmeninę prekybą? Kėdainių RVK mažmeninė prekyba. Gerai, tada nukeliaujam tada iš karto į palyginimą ir sakom tada, kaip atrodo Kėdainių, pavyzdžiui, čia turbūt bus vartotojų kooperatyvas, turbūt, ne? Taip. Kėdainių rajonų vartotojų kooperatyvas šitų įmonių atžvilgių. Tai aš tik tai pažiūrėsiu, ar mes čia Kėdainius įdėjom. Turbūt dar ne, tai būtinai reikia įdėti, nes palyginamoji bazė turi atsirasti. Taip, tai tada buvo Kėdainių vartotojų kooperatyvas 75 kvantilį 5 deciliai, dabar pakilo nuo 23, 24, 25 į 4 decilę. Tai reiškia, kad mes turime pokytį teigiamą ir išlaikoma 3 metai iš eilės. Ir jeigu žiūrėti dabar
per įmonių kiekį, tai čia yra 111 įmonių iš viso. Tai Kėdainių vartotojų kooperatyvas, kaip matome, užima 37 vietą bendrai iš 75 kvantilio perspektyvos. Ir reitingo pokytis praktiškai visi metai yra teigiamas. 3 punktai pokytis, 1 punktas pokytis, bet vis tiek tai yra teigiamas pokytis ir išlaikoma ketvirta vieta arba 4 įmonės iš 10 dar moka daugiau, bet 6 įmonės iš 10 moka mažiau. Kaip atrodo Kėdainių vartotojų kooperatyvas su mediana, tai dar geriau, nes iš ketvirtos decilės pakilo į trečią decilę, tai tik 3 įmonės moka daugiau negu Kėdainių vartotojų kooperatyvas. Kaip atrodo su Kėdainių vartotojų kooperatyvas su 25 kvantiliu iš 4 į 3 vietą. Tai labiausiai gal, jeigu didinti kažkur atlyginimus, tai 75 kvantiliai, nes 75 kvantiliai yra mažiausias 4 vieta, vadinkim, iš 10, bet konkurencingumas yra labai geras. Tai ačiū labai visiems už klausimus ir aš labai greitai noriu įteikti dar visiems dovanų. Tai jeigu kažkur nespėjom, tai atsakysim individualiai, bet pradžiai, kad taupant jūsų laiką, norim dar kartą duoti nuorodą, kur galite nemokamai rasti naujausius duomenis. Akcentuoju, kad nuo šių metų priėmėm sprendimą, kad nemokamai BI Free Salary aplikacijoje rasite visus naujausius duomenis. Anksčiau turėjome pusės metų vėlavimą duomenų, bet labai išvystėme mokamą versiją ir dabar duomenis galite naudoti nemokamai versijoje naujausius, o jeigu norite naudotis mokamą versiją ir matyti reitingus, darbo užmokesčio prognozę 12 mėnesių, išsisaugoti filtrus, tai kviečiame užsisakyti Salary Pro, kuri kainuoja tik 49 eurus per mėnesį, taip kad 1 valandos kainos čia klausimas. Ir dar dovana, tai užsisakius Salary Pro aplikaciją, dovanojame 30 minučių konsultaciją, kurioje pateiksim įžvalgas apie jūsų įmonės konkurencingumą. Tuo pačiu išmoksite naudotis, tuo pačiu išmoksite pasidaryti filtrus ir gausite įžvalgas ypač akcininkam, vadovam, kurie neturi laiko ir vadovo valanda kaip taisyklė kainuoja 100 eurų ir daugiau, tai drąsiai užsisakykit geriau Salary Pro ar dar gausit dovanų mūsų konsultaciją. Ir jeigu norite pažiūrėti, kaip tai daryti, tai kviečiame naudotis, čia pridėjome reikalingas nuorodas, taip kad galite drąsiai jungtis, žiūrėti YouTube, stabdyti, žiūrėti patiem, bandyti pasidaryti. Tai mokomoji medžiaga taip pat gali būti jums naudinga. Ir dar labai trumpai, tas, kas visgi norite judėti analitikos linkme ne tik su atvirais duomenim, bet norite taip pat greitai analizuoti pardavimų duomenis, atsargas valdyti naudojant kliką, finansus norit valdyti taip pat greitai, norit suskaičiuoti kaitos kainą, norit transporto kaštus valdyti ir matyti detaliai kuro sąnaudas, tai skaitykit mūsų klientų istorijas, daugiau kaip 100 klientų Lietuvoje jau naudoja kliką ir jeigu jums tai aktualu ir norit pagerinti savo verslo efektyvumą, tai kviečiam taip pat susisiekti ir paskaityti ir susisiekti su mumis. Tai ačiū Jums už dalyvavimą, kontaktai mano yra čionais. Jeigu kažkam įdomu ir gamybos sektoriaus darbo užmokesčio konkurencingumas, tai junkitės į rytojos webinarą ir ačiū Jums už aktyvų dalyvavimą ir už aktyvius klausimų išsakymus. Tikiuosi buvo įdomu ir iki kitų susitikimų.